Žuklės reikmenų parduotuvė Taukimba. Laisvės prospektas 82 Vilnius. Sveiki visi. Jūs matote, ką matau ir aš. Saulė, nėra lietaus ir mes žvybai. Tai šiandien pasirinkom, nežinau, mano mėgstamiausia vieta Darsūniškis. Pabandysim pagauti karšiukų, gal papuls ir stambesnių karšių. Pažiūrėsim. Einame maišytis jaukų ir pradėsime šios dienos žvejybą. O su jaukais viskas paprasta. Naudosim tą, kad dar pelius nespėjo suvaryti sandėliukę. Tai turim kažkokią Wonderblack'o kylą, koją, Match Pro Top Goldo, didelę koją. Pasėmėm molio, džiūvėsių kažkokių radau, tiks. Nu ir kaleandras, šaltagi. Na, toliau viskas paprasta. Jaukus sumaišom, turėsim 1,5 kilo jaukų, čia džiūvėsių, pradėsim kaleandros, tada molį prasijojam per setelę, jeigu reikia padrėkinam ir tos du komponentus kartu sumaišom, dar kartą persijojam ir varom žvejot. Taigi, kol jaukai brinksta, pabandysime atlikti gaudymo vietos paiešką. Pažiūrėsim, kas ten gero randasi dugne, ant kokio atstumo, kokiam gylį. Ir šiandien mes tai darysim šiek tiek kitaip. Taigi, kaip matote, yra A4 formato lapas su užrašytais skaičiais. Neužilgo paaiškinsiu, kam jie yra skirti. Taigi, darome pirmus metimus ir pažingsniui tikrinam dugną ir žiūrim, kas iš to mums šiandien gausis. Taigi, va tas A4 formato lapas su tais mistiniais skaičiais. Bandau paaiškinti, kam jie skirti. Kaip pavyzdys, viršuje yra surašyti atstumai 25, 35, 55, 65 metrai. Po kairę pusę yra surašytos sekundės. Sekundės per kiek laiko markiravimas svarelis nukrenta ant dugno. Tai kaip pavyzdys, dabar esu užsikriblisavęs ant 60 metrų atstumo. Čia yra mano maksimalus galimas šiandienai žvejybos atstumas. Numetu meškerę, ne meškerę, meškerę laikau rankui. Numetu dugno skanavimo svarelį į vandenį, pasižiūriu, per kiek sekundžių jis nusileidžia. Pavyzdžiui, nusileidai per 24 sekundės, pastatau čia taškelį. Vėliau padarau 3 rytas apsukimus, pas mane Preston Intensity 720, įvynioja 96 cm, nu grubiai tariam metrą. Tai kas 3 metrus statysiu klipsą ir skanuosiu taip dugną. Kai čia susidarys daug taškelių, mes juos visus sujungsime ir pasidarysim kreivę. Ir pamatysime, kur pas mus yra vadinamas stalas, kur yra pas mus vadinamas pakilimas. Ir tada, kai visą šitą mes atliksime, surasime mums įdomią vietą, tada tą vietą mes dar papildomai praskanuosim ir nuspręsim, ar mes liksime šitoje vietoje, ar ne, ar ieškosim kažką dar toliau, ar kažką dar arčiau. Bandom. Nu ką, pirmas metimas, svarelis 70 gramų, startuojam. Nuspaudėm mygtuką ir žiūrim, per kiek laiko svarelis nusileis ant dugno. 8, 9, 10. Hop, 14 sekundžių. Gerai, padedam ir užrašom. Atstumas 60 metrų. Kažkur čia bus. Nukrito ant 14 sekundžių. Pastatom taškelį, padaroma 3 rytas apsukimus ir skanuojamės toliau.
Nu kągi, pripaišym čia taškelių ir dabar bandom sujungti į vieną liniją. Nu va, kas mums išėjo. Iš dailės kaip ir turėjau 10, bet matau, turbūt už gražias akis. Tai va, yra kreivė. Taigi, atstumas pradinis 60 metrų, eina lygus dugnas, ant 51 metro prasideda pakilimas, tada vadinamas stalas ir paskutinis pakilimas, kuris eina jau link dugno. Gal čia dar kažkokių yra perkratimų, bet ant 25 metrų negaudysiu, gaudysiu iš toliau. Tai dabar yra 2 variantai, kuriuos aš, kaip pavyzdys, galiu šiandien pasirinkti. Tai pirmas, tai yra variantas numeris 1 stalas ir antra vieta tarp 51, netgi sakyčiau, vis tiek atstumą reikia biškį duoti nuo tos vadinamas mažos netgi brovkytės, nuo 52 iki 50, netgi iki 60 metrų ant šito antro vadinamo staliuko. Nu, pasirinksiu, kas yra patogiausiai ir mano manymu gal netgi ir perspektyviausiai, nes čia eina, ta vieta eina prieš pakilimą ir iš karto po šios vietos yra kritimas, tai pabandysiu paeksperimentuoti šitoje vietoje. Atsistosiu kažkur ties 45 metrais, nes ant 42 jau prasideda pakilimas, kaip tik būsiu atsistojęs kažkiek toliau nuo to vadinamo pakilimo. O dabar einam, dasimaišysim jaukus iki galo, sustatysim masalus ant stalo ir pagaliau pradėsime žvejot. O kvapelis koks geras. Jeigu liks kalendos, reikės namo pasiimti, kai harčio gaminsiu, bus pats tas. Ai, šakies. Bus gerai. Dadedam mūsų persiuotą molį ir kartu sumaišome tos 2 komponentus. Visą tą reikalą papildomai prasijuojam. Mūsų jaukas paruoštas. Dabar laikas išplauti rankas. Gerai, kad dirbu ne banke ir rytoj neturiu kokių susitikimų su užsienio investoriais. Na ir ką mes čia turim ant fideristų stalo? Pusę litro dzikelio, pusę litro skandinto dzikelio. Jaukas maišytas kartu su žeme ir moliu. Kasteriuks 250 gramų pakelis, kuris yra populiariausias mūsų parduotuviai, nes pusę litro, retai kada kas sunaudoja. Ir matiliuko 200 gramų. Nu ir sliekai, kurie pastoja važinėja mašinoj ir labai retai atidaromi. Bet, kas ten žino, gal jie šiandien ir išgelbės mus. Pradedam. Standartiškai 5-6 šėriklėlės pradiniam jaukinimui. Ir dėsime pavadėlę ir bandysime sugauti didžiausią gyvenimo karšį. Nukrenta šėryklą ir palaukim kokį 10-15 sekundžių, kad neištraukti viso jauko į paviršių. Taip, startinis jaukinimas padarytas. Ieškam kokio nors tinkamo pavadėlio. O, 0,12 metriukas ir gūrų 14 numerio pol kabliai. Visai neseniai pradėjau savo žvejybose naudoti greitą jungtį. Žinokit, visai patiko. Užmaunam pavadėlį. Užmaunam silikoną ir tuoj versim masalą. Pradėsim savo žuklę nuo matiliuko ir porą skandintų dzikelių. Ir ant viršaus uždėsim 2 skandintus dzikelius. O, taip atrodo mūsų masalas. Turime pirmą kibimą. Kas ten pas mus bus, žiūrėsime. Pirmų metimų žuvis nėra labai gerai. Karšiukas. Turim pirmą karšiuką.
Nu ką, kibimo nėra. Bandome pagyvinti tašką su karpytais masalais. Antras kibimas. Kažką turim. Kasgi čia. Patrauksim šoną. O, karšelis. Jau kepamas, kaip kiti pasakytų. Va, ponas. Nu, ne karšis dar, bet ponas. Skandintos mūsų lervos ir kasteriukas. Taigi, praėjo 2 valandos, pasiėmėm savo užrašus, pagavom 2 karšiukus, mes gaudėm ant pirmojo stalo, 45 metrų, tada eina kritimas iki 51 metro ir eina vėl stalas. Stalas eina nuo 52 iki 60 metrų atstumo. Tai bandysime tada gaudyti iš 54 metrų. Pabandom. Feederis, čia eksperimentas. Kągi, naujas atstumas ir viskas iš pradžių. 5 šėryklos eina į startinį jaukinimą. Atstumas, kaip ir minėjau, 54 metrai. 10 metrų toliau, negu gaudėm prieš tai. Šią savaitę lietaus nežada. Turime kibimą iš tolimesnio taško. Pirmą kibimą. Praėjus gal 15 minučių. Karšiuks. Ponas karšiuks. Kažkaip nepapuola šiandien stambesnių. Apa. Ir dar vienas. Na va, iš tolimo taško veiksmo daugiau, bet žuvis nestambi. Va. Plauk, vaikeli, plauk. Į kovą eina sunkioji artilerija. Kombo. Iš matiliuko, dzikelio ir slieko. Dar vienas gigantas. Pusiau malti kukurūzai. Tuom mes ir pabandysim pastambinti jaukelį. Eksperimentuojam. Feederis. Dar šiek tiek pagaudysim, bet norėtųsi vis tiek pakomentuoti šios dienos žvejybą. O būtent tas, kas dirbo ant kablio, kas dirbo jauke, tai šiandien, manau, neišsiverščiau be uodo trūklio lervos, be matiliaus, nes dedamas 2 skandintus, arba gyvus dzikus, arba tas pačias pinkas. Visiškai neturėjau jokio judėjimo, jokio kibimo, tik uždėdė 2-3 matilius, ant viršaus gali uždėti tą patį baltą dziką, bet šiuo atveju, man atrodo, jis daugiau dirbo kaip, nežinau, fiksavimo elementas tų matilių. Ir tada iš karto buvo kibimai. Kas liečia jauką,
Tai jauką matėte, 1,5 kilogramo jaukų sumaišytų su žemė ir su moliu. Mintis buvo ta, kad neperjaukint žuvies, nes neaišku, kiek jos yra, kokiais būriais įvaikšto. Jeigu būtų didelis būris tų žuvų ir ten stovėtų ir laikytųsi, galima apseiti ir be molio, ir be žemės, bet šiuo atveju nežinodamas, kokia yra iš tikrųjų situacija, mano mintis buvo paduoti daugiau kažkokio kvapo, bet kad ten nebūtų kuo žuviai maitintis, kad jį pastoviai sukiotųsi taške ir ieškotų. O aš savo ruoštų papildomai su kiekviena šėrykla dadėčiau ten karpytų arba ten skandintų masalų. Toliau, jau einant link pabaigos, bandžiau eksperimentuoti toliau, dadėjau karpytų kukurūzų. Nežinau, ar čia taip sutapo ar ne, bet iš karto pagavau 3 ar 4 kaiščiukus iš eilės. Dabar jau taškas atsijungia, tai vėlgi nesuprasi, nes kad būtų tie pastovus kibimai, tokio nebuvo. Kibimai eina kas 7-8 minutę, nes yra timeris. Ne tik žiūriu, kiek dabar yra valandų, o žiūriu, per kiek laiko užkimbo žuvis. Tai turbūt nebuvo kibimo, kuris būtų ten po 2 ar 3 minučių. Dažniausiai kibimas buvo tarp 5 ar 8 minutės. Tai ką reiškia, kad žuvis taške, aš manau, čia yra aišku, mano tokie pamastymai, kad žuvies taške nėra daug ir tu jos turi kiekvieną kartą išlaukti. Užduotis buvo surasti tašką, surasti masalą, mes tą viską įvykdėm, žuvies mes pagavom, virš 20 karšiukų, gaila, kad tik nepapuolė stambesnių. O, kaip tik kibimas. Taigi, mūsų žvejyba eina link pabaigos. Jau po biškį baigsim ir krausimės daiktus ir važiuosim namo. Tai kas čia mums pavyko pagauti? Mums pavyko pagauti 21 žuvytę, 22. Gerai. Su pugžliu. Gerai, galime ir neskaičiuoti. Tai 21 karšiukas nuo 300 iki 500 gramų. Deja, bonusų mums šiandien nepakliuvo. Mes šiandien puikiai su jomis pastrategavom. Radome 2 taškus ant 45 metrų ir 54 metrų, bet dėja iš artimesnio atstumo pavyko pagauti tik 2 karšiukus. Visa kita žuvis susigaudė iš tolimo taško. Tai 21, plus dar 2 ar 3 žuvytės leidau čia prie žolių, pasroviau įtraukdamas. Čia buvo mano klaida, neatsistojau, nukreipiau meškeris į priešingą pusę ir žuvis užėjo už žolių ir nutrūko. Viena iš jų atrodo buvo šiek tiek didesnė, gal kažkas arčiau kilogramo, bet čia jau neesmė, mes jos nematysime. Tai va, visiems norėčiau padėkoti tie, kurie žiūri, stebi mus, kurie apsipirka mūsų fiziniai parduotuviai, Taukimba, kuri randasi Laisvės prospektas 82 Vilnius, o jeigu esi ne Vilnietis ir norėtum apsilankyti, arba laukiam svečiuose, arba gali tą padaryti mūsų internetinėje parduotuvėje www.taukimba.lt. Visiems linkiu gražios šios darbo savaitės ir labai tikiuosi, kad šitą saulėtas oras prasilaikys nors iki sekmadienio ir jūs galėsite išvažiuoti į gamtą. Šiam kartui ačiū ir iki.